Alio. Labas vakaras. Labas. Ar kalbu su panelė Agnė Subačiūtė? Taip. Agnė, skambina tau Jonas. Aš matau, kad tu gruodžio 18 esi numačiusi skrydį į Angliją, ar ne? Ar tavo planai nepasikeitė? Ne. O laikas yra nurodytas, tikslus ant tavo kortelės? O kas čia toks klausė manęs? Jonas, sakiau, aš esu aerouosto darbuotojas. Man tiesiog reikia perskambinti žmonėms, kurie tą dieną planuoja skrydį į Angliją. Ai, Tai tu galėtum bilietuką pasimti, ar tu tiesiog internetu viską pildai? Tai jau pasiimsiu aš. Na taip. Tai va, Agnė. Koks laikas yra tikslus nurodytas? 22:20. 22:20, taip. Tai yra... Kęstutį. Taip. Čia ta panelė, tu prasme, kaip ir daugelis kitų. Jie irgi pas ją parašyti. Jo, 22:20. Tai aš nežinau, ką daryti, ką reikia pasakyti. Nu tai ką pasakyti, kad viskas, tai kaip visiems sakai, taip ir sakai, kad gali savo bilietą šitą suplėšyti, nes... Kodėl? Pasakyk, kad tegul plėšą ir atvažiuoja naujo. Agnė Subačiūtė. Iškilo toks, matai, tokia dilema. Netikras jos bilietas, pasakyk. Ne tai, kad netikras. Nebus lėktuvo tą dieną iš viso. Jo, atšaukiamas skrydis yra ir aš dabar turiu perskambinti visiems tą dieną skrendantiems ir tą valandą skrendantiems žmonėms ir pasakyti, kad jūsų dėja bilietas nebegalioja. O kaip taip gali būti, kad nebegalioja bilietas, jeigu mes sumokėm pinigus? Ne, tai pasakykit, kad pinigai niekur nedingsta, tik lėktuvo nėra. Nu, tai kitą dieną bus lėktuvas. Kaip gali būti, kad lėktuvo nėra, tai koks jūsų užtikrintinumas? Yra žmonės nusiperka bilietus ir pasakot, kad nebėra lėktuvo, tai kaip jūs parduoda tos bilietus? Nu, matai, Agnė, čia toks nenumatytas atvejis ir mes prieš dar 2 savaitės yra iki skrydžio, tai pasakom iš anksčiau. Normaliai pasakyk, kad tą lėktuvą išsinuomavo Metallica, dėl to taip ir yra. Taigi bus 2 koncertai. Tai gerai, tai kada yra nukeltas skrydis? Gruodžio 19, bet aš dabar bijau pasakyti, kurią valandą. Aš manau, kad gali net ir iki pat Kalėdų nebūti skrydžio. Jo, tai tiesiog nuvažiuoja aerouostą tą 19 dieną ir laukia visą dieną. Tai kaip taip gali būti, aš nesuprantu. Na, mes labai atsiprašom dėl šito. Čia negali būti jokių atsiprašymų. Kaip jūs garantuojate savo klientams bilietus? Kam jūs iš tada parduodate tame? Pasakyk, kad lėktuve nemokamai vaišins ledais už kaip atsiprašymą. Tai savo ledais gali skristi vieni. Ne, Agne, ne pirmos tavęs sulaukiu tokio priešiškumo, bet aš tiesiog noriu atsiprašyti visos aviakompanijos vardu. Ir tiesiog... Na, jūsų bilietas nebegalioja ir... Noriu pasakyti, nebus skrydžio ir atgal? Taip, nebus skrydžio ir aš dabar net nenoriu baisu man sakyti, bet iš tiesų... Koks atgal, jeigu nėra lėktuvo, nu? Ne, nesuprantu aš jo kažko. Tiesiog taip įvyko. Mes dėl firmos vidinių reikalų negalima atskleisti. Aš nesuprantu. Mes dėl firmos... O aš blogai išgirdau, ar jinai ledų nenorės? Paklauskis, Jonai, norės ledų ar ne? Netame klausimas dabar. Dėl vidinių priežasčių aš negaliu atskleisti, kodėl mūsų lėktuvas nebeskrenda. Ką, kodėl? Metallica, sakiau, skrenda. Taigi, kokia čia paslaptis? 2 koncertai, vienas Rygoj, vienas Vilniuj. Pasakyk. O jūs galite pasakyti skrydžio numerį? Zip FM. Skrydžio numeris Zip FM. Labas. Radistai pilotai. 3 paskambinam panervuot tave. Taip, man pavyko, ne? Ar pavyko, ar nepavyko? Pavyko. Pavyko, gerai. Tai ką veiksi Anglijoje? O atveiksiu. Nu, papasakok. Ledus valgysiu. Kokio skonio? Braškinius. Tadas užregistravo tave? Taip. Tadas užregistravo tave. Koks Tadas? O čia jau pati išsiaiškink. Mažeikinas gal, pažįsti, va čia pavardė. Jo, pažįstu. Klausyk, o tai ką turim tai veiks, ten švęsi šventės? Aha. Ar grįši čia į Lietuvą ant Kalėdų naujų? Grįšiu. Ar tai trumpam važiuoji apsipirkti? Negrįšiu. Tai su tai nesusišneku aš kažkaip. Tai grįši ar negrįši? Kada? Ant naujų metų. Ne, negrįšiu. Tai ten naujaką sutiksi. Aha. Kaip aš tau pavydžiu? Eik tu. Aš irgi pavydžiu. Blatna merga kokia, ne? Kiek tu metų? O kiek norėtum, kad būtų? Kiek norėčiau, kad būtų? Norėčiau, kad būtų jau 18. Nu, daugiau negu 18. Kiek tu yra? 19?
O paslaptis. 22. Panelių klausti, kiek metų. Mes klausim ir ko. Rimtai, tu gėdė, supranti, negražu klausti, kai jom būna virš 50. O tu gėdėsi savo amžiaus? Ne, nesigėdiju. O gal raukšlės jau darosi tarp kirkšnys ir po. Darosi. A ne? Jau senai susidarė. Blemba, tai tu ne tą kremą kažkokį naudoji, man atrodo. Aš vis nenaudoju. A tave myli kas nors, kad tu susiraukšlėjus tokia? Ne. A matai kaip? Aš tau pasiūlysiu, žinok, kremą naudok, įsimylės gal kas? Kokį pasiūlytum? Kokį pasiūlyčiau? Geras klausimas. Yra, žinai, tokie baby kremai Nivea, man to dar kažkokie tai. Nu, reikės nusipirkti. Nu, pabandyk. Johnson's Baby tepk ir tavo Baby tepk, jo. oda bus glotni kaip krištolas. Nu. Glotni kaip krištolas. O čia geras pasakymas. Agnutė, gero tau skrydžio ir iki. Dėkui labai. Ate. Ate.